Susitik su Sapre, bet kad susitikčiau ir aš, ir tu kartu su juo. Kad jis nesislapstytų pizdabolos daugiau, žinai. Tau reikia manęs ir Saprės. Ten aš tave vertinu kaip žmogų, kaip kūrėją ir kaip turinio šitą. Gražiai viskas man labai malonu ir gera matyti va tokius va kūrėjus kaip tu. Bet tas pizdabolas šiek tiek turi šaknus su manim. Tai tiesiog tokia maža paslauga, nes jisai mane visada ignoruoja ir dabar jis yra su Arša, supranti. Bet... Žinai, kas yra, kad jis ir manęs bijo. Jisai nesijungia su manim. Jisai... Blet, net nesijungia su tavim irgi? Jo, jisai, jeigu aš prisijungiu prie jo, jis iškart išeina. Jis kažką bijo, aš nežinau. Tai karočiui matas, kad ne vienas žmogelis jo tada ieško senį. Bet man jo irgi reikia, bet man jo labiau reikia, žinok, negu tau senį. Aš, žinok, įtariu, kad tau mažiau jo reikia negu man, žinok. Net man tai, jis man nieko neprisdirbęs, aš tiesiog noriu pašnekėti. Tai aš irgi tiesiog noriu pašnekėti. Padėlioti šiek tiek, žinai, gyvenimo, jėgas. Tai gerai, jeigu aš suderinsiu kažkada, aš tave pasieksiu ir aš tau duosiu žinot. Tai aš tave sekuogi, ką žinau, aš tai tave turiugi, matau. Jo, Nebeturėjau, bet turiu, bent aš tave atsimenu. Šiaip, ta prasme, aš turiu 2 anketas. Seniukai turiu 2 anketas, nu, ta prasme, 2 anketas pas mane yra. Tai, bet esmė žiūrėk, suderinė, nors ir šį vakarą, man pohui, kur tu dabar randėsi šiaip, o čia, akimirka, savo mieste? Jo. Atvažiuoju į ką, ta prasme, ir važiuojam, kur reikia, viešbučiai viską paimu, apmoku. Čia kažkas rimta, man atrodo. Čia rimtai, žinok, yra, seniai, ta prasme, bet surasta pitucha, pasislėpusi visada už savo supistos baltos sienos arba už savo tų krepšinio marškinėlių, blėt. Ir užuolaidų didelių, kuris visada, va, po šitom smilgom savo sėdi. Gerai, padenysiu šitą. Maladėt, maladci, seniai. Nu, o tai dabar daro laivą, ar ne? Aš nežinau, tai užblokavęs mane yra. Eikit, Iš kitos anketas prisijungęs mačiau darė, o dabar su šitą aš nematau. Nežinau, negaliu pasakyti. Eikit, Šaika, patikrintis daro laivą. Galit užspaminti, jis gal mane pridės tada. Susitarsiu. Kiek sumokėtų atvešiu? Kiek sumokėsiu? Blet. O kiek tu nori būti, kad tau sumokėtų, žiūrint, iš kur atvežtau reikės, blet? Ne, čia, va taip rašo už nesąmonės. Ne, čia kažkas rašo, kad, tipo, atvežtų tau Saprę. Gerai, 200 eurų duoda tau iš karto kišenę. Už Saprę. Girdėjot? Be kūro čia, dar už kūrą sumokėsiu. Gerai, surasiu šį. Tik to, ko maniakas dabar tapsina. Tai gerai iš čia nereikia nieko padėti, kad jis mižnis yra, jis tik tai va kitų pakalikų ieško, kad kažkas už jį kažką padarytų, blėt. O tas pats mižnis sėdi va pas savo baltą sieną arba po marškinėliais tais visokiais. Tai bet senis dabar aišku, kur yra. Ką žinau, jis su Arša, blėt, tu galvoji, aš nebendravau, neatrašo tas Arša, sako, Deivi, gaudyk, blėt. Nu tai Deivi, aš gaudžiu, va, 2 savaitės pideras, kai gaudžiu aš jį, jis 2 savaitės nahui slėpė, į kurį orostą važiuoja, blėt, arba skrenda. Tai, blėt, apie ką kalba buvo, atsimeni tokį variantą, kai skraidė iš Tenerifės į Pizdinerifę, į Vilnių ir taip toliau. Taigi, blėt, taigi su manim suskapojęs buvo seniai, taigi slėpė ir viskas, nahui savo tą oro uostą, laiką, kažkaip ne... Tada tai jau nebuvo, kada skrendu, arba ką darau, blėt. Kažkaip dingo visas šitas, blėt. Atsirado ta deimantė, jau kai nebeieško, jau lygiai ir tada drąsesnis pasidarė, blėt. Tai aš tai irgi migruoju, žinai, aš vietoj nestoviu, blėt, seniai. Tai va, kaip čia? Tai va, ten ir yra. Tai reiškia, su tavim geriau nesusipykti. Net, Benci, Benciukai. Tu tai maladėts man visada buvai, tavo kontentą visada gerbiau ir zabys esi, maladėt.
Maladėts, nesakau. Ir yra žmonių, yra va, TikToko žmonių, kurie kontentą savo tokį va daro ir padaro, žinai. Aišku, faktas, darai kontentą kartu ir su to pačiu Deiviu, kurio nekenčiu. Tau galbūt tai atnešė naudos, bet tas žmogus padarė galbūt žalos kitiems žmonėms, žinai. Tai nereiškia, kad aš jį turiu dėl to gerbti, kad tau buvo gerai. Ne, bet, ta prasme, kiekvienas matom savo, žinai. Jo. Tai gerai, aš šiaip su Gerda bendrauju. Biški. Tai gal man Gerda duotų, žinai. Gerda yra Gerda, seniukai, kaip bebūtų, jinai yra vis tiek moteris, ar parsidavinėja savo kūną, ar neparsidavinėja. Čia ne mūsų reikalas galų gale, čia jos yra reikalas. Smerkti dėl to irgi nei vienas negalime. Jūs kaip vyras ar moteris galite žiūrėti savęs. Va tas yra, smerkti labai lengva. Tai jo, faktas. Bet tai turėtų kiekvienas žmogus stebėti ir žiūrėti į savęs, aš manau, o ne imti, smerkti ir kažką tokio daryti, žinai. Nes yra ne tik Gerda, yra kitos visokias Ofelija ar Ovelija, kaip ten, aš neatsimenu net jų ten tų vardų visokių, kurios ten tą daro ir jeigu jom taip gerai duok dievin, tai ta prasme, tegul važiuojant, ką žinau. Jo. Sakau, gal Gerda padėtų adresą gaus. Nu, arba šiaip, kuris yra namą. Gerda, aš bendrau, kiek išėjo, tai kiek suprantu, kad nelabai, o jie vapšė beveik nebendrau. Nu, tai dabar jisai sąrašai, jisai Šiauliuose. Kur tu esi? Vilniui? Panevežį dabar. Tulpių gatvė, jeigu ką esu. Žinot, Šaiga, koks ten viešbutis? Beržų? Ne Beržų. Koks ten, kur? Šiaip surasti manoma būtų tikrai. Nu, bet aš neįeisiu į viešbutį, blėt, sen. Ne, ten, karoči, ten kitaip biški. Ten yra namas. Blėt, jiegi rodė, kaip ten atrodo ta chata. Ten yra namas. Ir balkoninės durys, tu ten padaužytum per langą ir... Kelintam aukšte jie ten sėdė. Pirmam, ten nėra, ten tik pirmas aukštas yra. Pirmam, bet yra balkonas, ne? Jo. Svaja. Svaja? Pala, pagūglinsiu. Ten įmanoma įlipti, blėt, ar ten yra kažkokia tvora prie to balkono? Ne, ten tiesiog, seniai, langas ir viskas. O balkonas laukia tiesiog, net nereikia perlipti. Nu, prasme, bet viešbučio teritorija, tai vis tiek su tvora. Man atrodo, atidaryta. Ar tvoros? Tvoros, ten yra, matai, bet rašo tvoros ten yra. Šiaip gali Tyškovinės klausti, nes Tyškovinė jie apipiso. Tyškovinė, tai ten šūdo dėžutė, kiek mačiau gavo, blėt, ar ką ten, žinau. Jo, tai jinai tikrai pasakytų, nesgi buvo kartu. O Tyškovinė dabar supykus, tai pasakytų, kur yra. Svaja. Ir, blėt, aš neturiu Tyškovinės, kontaktuose ar panašiai, aš jas nesiekiau, supranti, seniai, niekada. Blėt, aš čia turiu Facebook. Man tiesiog Sapri yra žmogus, kuris man yra skolingas tam tikrus dalykus ir aš su juo būtinai tarsi tik tiesioginė to žodžio prasme. Aha. Blėt, ne, tas žinokit. Aršauskas, jisai man nieko blogas, aš prieš jį nieko blogo neturiu. Vat Sapri yra man duchas, mano akimis, supranti, vat tiesioginė to žodžio prasme. Šitas. Jo, šitas, Vaja. Šiauliai. Gerai, šalia manęs, tai ką tai, kiek 100 kilų, ble, na manęs. Bet taip atrodo, žiūrėk, aš to parodysiu. Matai? Va toks va namas. Ir jie kažkur tarp šitų gyvena. Langų. Bet, ta prasme, tai kiemai visi va tokie pat vienodi, ne? Ta prasme, ir vienoj ir kitoj pusėj būtų. Tik vienas toks namas, o nežinau kaip iš lauko atrodo. Ar yra tvora ar nėra. Nerodo. Tai atsiųstų man seniai tą nuotrauką, tą namo kiemą, grinai, kad aš atsiūk nuotrauką padaryk, kad aš nusiklipinčiau vieną, kaip atrodo. Viskas jo, palauk, sustok. O pasidariau nuotraukytę, kad, blėt, suprasčiau, kaip jis turi atrodyti, nes tamsoj vis tiek, žinai, kitaip matosi šiek tiek. Ja.
O šiaip Tiškuvienė tikrai dabar jį žiauri piktą. Tai aš jai galiu Man parašyti. popul, žinai, ta prasme, ten Tiškuvienės reikalai, kad su jais susitiko, nesusitiko, ką darė, ko nedarė, man tai neįdomu, žinai, sen. Man tai svarbu tą pizdobolą pasigauti ir viskas, kad atsakytų už savo padarinį, žinai, ir tiek, žinai. Jo. Tai o ko, nuo tavęs jisai bėga? Tavęs irgi kažką prisidaręs? Aš nežinau, aš kažkada bendravau su jo merga. Ir jis gal bijo šnekėti tiesiog, aš nežinau. Čia taip su Bielavskaitė, ble? Jo, biškai bendravau. Nu tai gal už pavėdėją, ble, galvoja, gal nukabinsi, nu. Gal kažkas. Eik, tu načiai. Sakau. Nu tai va, tai tiek tai galiu padėti dabar, o paskui, nežinau, žiūrėsiu. Ne, nu tai ką, žinau, tai, ble, bib žino, tada važiuoja į Šiaulius. Aš dar pasiklausiu tikrai žmogaus, va, tas, kuris yra su juo. Nu, nežinau, atsakys, neatsakys, nes parašė, o aš mačiau, ką tik parašė, kad eina mego. Nu, ble, nu tai ką, žinau. Aha. Bet tai jeigu, ble, man reikės vis tiek, jeigu blogiausia atveju, ta prasme, jeigu, nu, nes nuvažiuoti, tai supranti, sen 100 kilų nėra daug. Tai jau čia valandą. Bet gaišti laiką, šiaip veltui, jeigu čia yra dūras, tu mama ir, ble, ne toj vietoj, tai pats supranti, ble. Net, žinai, nu, dabar nuvažiuosi, jeigu jie miega, tai jie tai įleisim kažkas. Tai nieks neįleis, tai faktas, kad neįleis. Tu durns, o palauk, Kristina parašė. Paklaus Kristutės, ar ne tam adrese, ar tam. Va tada tai jau galima judėti, žinai, jeigu tikrai tam. Nahu man tas kaukės nuėjau. Gaidienos sumuštinis, klausi, ko ar penę pažaidė. Pažaidžiu kartais dar, kai turiu laiko šūdą pamalt. Pažaidžiu. Netrašau kur. Nu tai nenorėk iš karto, kad Nu jo. Jei sunku gal moterį rankas pakelti, nieko suprask. Naglutė atsako, 2 alfa patinai. Čia apie kurias kalbė? Apie Saprę ir Aršą ar apie mus? Bet įdomu pasakys ar ne? Jaučiu, kad ne. Spėjai, kad žinok, nesakys kažkodėl. Nu jeigu protinga, tai nesakys. Aš taip manau. Miglutė sako, kad mes alfa patinai, senė. Taip ir yra. Tai Miglutė, mes Alfonsai. Bet mes pikti, irgi mokam būti. Aš visada taip sakiau. Kas čia kviečia dar? Matai, atsibodo, žinai, tas bereikalingas piktis, man labai norisi su tais, kurie manęs nekenčia, tiesiog paimti ir susitikti, žinai, viskas. O tai tu pridirbęs kažką, ar ne? Ne, man yra pridirbęs Saprė. O tai tu žinomas kažkoks, ar kaip šit gaunas? Nu, kaip tau atrodo, aš darydavau laivus, nu, mes nebuvom niekada susijungę, bet aš darydavau laivus. Seniau gal ne? Pažįstu Marčiulę, pažįstu Mindę, pažįstu Arną, visus pažįstu senus tiktokerius, Čyro ir blablabla, visus žinau. Ir su visais bendravais. Tas pats, seniai. Tas viešbutis, kur sakiau. Tas pats? Jo. Tik sako, nežinau, ar pakeitė ar ne. Tai ne, tai nahu jie ten keis, ble, jeigu nesitik. Nu tai manau, jeigu nori važiuok, tik neaišku, kurios durys. Palauk, gal pasakys. Ble, tegu biškį patikslina, jeigu išeina dar kažką. Basanavičiaus 11. Tai, palauk, užsirašau sen. Apačioje.
Vypas. Net nežinau, kad ten yra. Ką čia kur rašo? Autobusų vaizdūna. Ten Basanavičius 11 apačioje, ne? Va taip, va, užsirašiau. Jo, karočio, kairiai pusėj pirmos durys su kilimėliu. Kairiai pusėj pirmos durys. Kairiai pusė, taip, va. Nei čia kas važiuos, nei čia šnekate, moka visi. Nu, blėt, sen, jeigu man būtų prisidirbęs, nuvažiuoti 100 kilų, kodėl ne? Nu, užsirašiau kairiai pusiukiai. Gerai, seniukai, tai va, už tą informaciją tau labai labai dabar didelis ačiū. Ir įėjimas iš lauko. Nu tai aš bandysiu ten atrastinti, Bibi žinom, tai kairiai pusė ieškosi to kilimėlio, blėt, ir to įėjimo, blėt, tai ką žinau, nahui, tai aš nesidojam, tai, blėt, nebuvęs to vietoj, Šiauliuose esu buvęs, bet ne tam tikrose vietose, žinai. Nu, gerai. Tai ką žinau, kelk storį kokį. Ar kažką? Kas čia, Marko, kas čia pas tai neapykantos toks turi žmogelis ant manęs, blėt. Nu, Markutį, tu mano mielas. Kas tu, Duhutis mano nori būti? Gal tu ir prieš išvažiavimą nori susitikti pizdabolas, tu, blėt. Ant Marko nereaguok, senis, kai išgeria, jis nenormalus tampa. Nu tai nahui, tegu mažiau geria, blėt. Prim gaidį, aš negaidys, nahui, visą pirmą ir aš primt negaliu, durnelį, tu, blėt. Pridėt, nori pašnekėti? Tai tegu prideda jis, tegu ateina, nu pridėk, nahui. Davai, puham, baira. Ateik čia, Marko, ko bijai? Tegu ateina, nerašęs ten tu savo, blėt, kažkokių nujokiurių, blėt, parkas. Girdė. Girdė, šunė užsičiau dabar, kai žmonės kalba platybę. Grauš, nahui, lok toliau, nahui, tu šunė. Kaip loji komentaras, taip loji čia dabar. Nu. Pabaigiai. Girdė, iš Bachūro. Klausyk, iš Bachūro iš Gaidino. Jeigu nori, kad klausyčiau, gražiai lok, nahui, nes neklausysiu kitaip. Iš Bachūro į Gaidiną, iš Gaidino į Drampliną buvo nuleistas, Gaidy kurva dvojkiai. Kas tu vyra kurva lokas? Ką tu čia savo, nahui, tas primėt, kaip metai, blėt, brinelį, tu, blėt. Ką čia gazdini, kurva Gaidy, blėt, atvažiuok, nahui, į Kauną, į kurių parką, blėt. Lokas, tu kurva įbanas. Kauno, blėt, taigi ne tave gaudau, brinelį, tu, blėt. Tai ką čia kurva hujelni, ką čia durnelio vadini kurva, balvonas, tu įbanas kurva. Bet kokiu atveju tu balvonas, įbanas. Tai va būtent, prieš man prisijungiant, sakai, ką čia tas Markas rašo, kurva pajungi, ką jisai čia nori, blėt, supisijom į balą, o kurva pasijungiau, aš čia ne tau sakau, blėt. Kas yra kurva apsimyžai? Seniukai, man atrodo, tau nuo amfos jau nahui blogai darosi, seniai. Ne, man ne nuo amfos, man... Koks tavo reikalas, nuo ko man darosi blogai? Sloga, seniukai, sloga matytisi. Agirdi šiukšlytė, tu įbanas, blėt, kas yra skaniuką tau, blėt, įmesti? Kas yra, blėt, pitušarą, tu kurva įbanas, blėt? Kurva įdrambinas. Kokį flokonėlį paduoti, blėt, kad geriau kėpotum, blėt, kad nereikėtų. Gaidį, atvažiuok ir paduok, atvažiuok ir paduok balvonas, tu kurva įbanas. Margamans, nedapistas, prisijungia man papisti protą, blėt. Nauja kurių parkas Kaunas, atvažiuok ir paduok, supis man į balą. Važiuot, tu man apšiai neįdomus, seniai. Nu tai nes viskas baigėsi tavo bazaras, balvonas, kurva. Ką čia kurva gazdini, blėt, prieš prisijungiant, kurva. Atvažiuosiu. Važiuosiu, dalbojo, blėt. Girdė, užsičiau, balvonas, tu kurva iš Gaidino, blėt, išlindęs, kurva Gaidytų, blėt. Pravienuose buvai, kurva, į Dalbiną. Tu gal Lenkas, nes tu pastovi tą kurva, vartoji kurva, aš nežinau, šitau kaip priežodis kažkoks. Viską pasakai, balvonas, leisi pasisakyti. Nežinau, kad tu daugiau nieko gražaus nemoki pasakyti. Dar kažką gali pasakyti. A tu šiukšlę kurva nemoki dialogą vesti. Ir vėl kurva girdžiu, blemba, bet tikrai, seniukai, o tu ką nors gražiau, taktiškai sugebėtum su manim pakalbėti, A girdi, kiek šį vakarą išgeriai balvonas? Tai negeriau.
Вообще negerai, kad pas tave liežuviukas veliasi. Lavonas, tu kurva, girdi. Lavonas, tai gerai gali vairuoti, tai važiuok. O ar tu gali pavairuoti automobilį, ką? O koks tavo reikalas, galiu, negaliu, girdi, Tai aš tavęs balvonas. klausiu taktiškai, normaliai, gražiai, ar tu balvonas gali pavairuoti automobilį? Pisam, kurva, kontento, blėt. Ai, tai tu toksai. Nu, kurva, nu tu balvonas, vapšė, girdi. Tu čia grasinėjai visiems. O ką aš galiu... Klausyk, tu, blėt, balvonas, blėt. Kurva, ir vėl. Nu, tai nėra, kas su tavim kalbėti, nes tu, kurva, Kurva. nemoki, blėt, nemoki šnekėti, nu, va, balvonas. Tu, kurva, šneki, kad šnekėti, nemoki dialogo vesti, nu, tu šiukšlė esi. Ne, aš esu labai taktiškas. Viskas nėra, kas su tavim balvonas kalbėti. O tu esi su savo... Eik, tu šiukšlė, kurva, tu, blėt. Tu net lietuvis, tu lenkas esi. Jau ten... Tai gerai, bet aš bent moku dialogą vesti, aš moku išklausyti žmogaus ir aš moku pasakyti atgal. O tu va pertraukinėjai atgal. Nu šiukšlė, viskas. Žiūrėk, naujakurių parkas, jeigu turi ką man pasakyti, atvažiuosi pydarė, tu kurva parašysi į PM. Šio, davai. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, atvažiuok tu pas mane, kurva. Nežinau, kas čia buvo. Negaliu, blėt. Šitas tai geras, vat, net nusikeksi, žinok, nu, blėt, šitas tai geras, kurva yra, tai tikrai. Ne. Gerai. Tai tiek. Ačiū, Bensiukai, tau, ne, nu širdžiai, tikrai, nu, dėkui dėl to, ką padarai dabar, o dabar tavęs nebenori trudyti, tu buksi savo publiką. Jo, tai tu seniai, jeigu varysi, tai daug žinos. Kažkada. Tai varysi, seniai, faktas varau. Gerai. Ačiū, kad atėjai. Pasijudėte, patikėk. Tik tai ne ant akių, žinai. Tai jo, faktas. Geriau nieko nežinau. Iki, seniai. Gerą vakarą.